Trečioji vieta, pačiai teko išbėgti porai simboliškų minučių mažojo finalo pabaigoje. Jausmas ir įspūdžiai pirmieji. Jausmas tikrai geras. Atrodo, šitiek metų žaidžiu jau krepšinį, bet vis tiek dabar dar kojos dreba, rankos dreba, nes iš tikrųjų labai man šita komanda yra miela ir labai man yra svarbi ir tikrai daug su panom yra treniruotasi. Tiesiog tikrai labai džiaugiuosi, kad laimėjom ir kad dar teko man išbėgti. Kai trenerė paprašė tos minutės pertraukėlės gale, ar teko pajausti, kad teks išbėgti? Nu taip, teko pajausti, nes aš jau mačiau, kad Panas viską daro, kovoja, kad būtų tas skirtumas taškų didelis ir kad leistų man dar truputį išeiti ir įmesti tuos, turbūt jau tikrai sakau savo karjeros paskutinius 2 taškus. Tai vat labai džiaugiuosi. Tai jau viskas, jau karjera pabaiga tada. Tai profesionalios krepšininkės, tai tikrai pabaiga, nebent gal kada mėgėjiškai, jeigu ar teks pažaisti, bet profesionalios taip. Kas atsimins labiausiai iš karjeros tada? O, žinokit, atsimins tai visi medaliai, visi trofėjai, namuose yra viskas sukabinta ir visos nuotraukos ir šiaip širdį yra įstrigę daug svarbių rungtynių, daug draugų ir daug pažinčių per krepšinį ir aplamai tikrai smagiausi patys gyvenimo metai.